Tai dar kartą, sveiki visi. Šiandien su jumis esu aš, Livija Kučytė, ir mūsų tema yra blockchain technologija, kuo ji yra ypatinga ir kaip ji veikia pati iš esmės. Tad pradėsime nuo labai svarbaus dalyko, būtent rizikos įspėjimų. Tad jeigu žiūrite šį vaizdo įrašą, galite susistabdyti būtent šią skaidrę ir susipažinti su pačia rizika. Taigi prekyba Admiral Market siūlomomis finansinėmis priemonėmis kaip CFD, akcijomis, ETF-ais yra susijusi su didelė rizika, kuri dėl savo sudėtingo pobūdžio netinka visiems investuotojams. Prieš sudarydami kliento sutartį ir sudarydami sandorį, būtinai perskaitykite mūsų paslaugų teikimo sąlygas ir jei reikia, pasikonsultuokite su specialistu, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką. Taip pat šis pristatymas yra skirtas tik informaciniais ir švietimo tikslais. Internetinę mokamąją medžiagą sukūrė Admiral Markets AS, o pasauliniai auditorijai ją platina Admiral Markets Group AS investicinės įmonės. Todėl atkreipkite dėmesį, kad šioje sesijoje pateikiama informacija gali būti netinkama visiems. Norėdami gauti atitinkamą informaciją apie grafikus, sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite admiralmarketsglobal.com ir pasirinkite savo gyvenamąją šalį ir susiekite su tinkamu biuru. Ir šis pristatymas skirtas tik bendrai informacijai ir juo nesiekiama teikti prekybos ar investavimo patarimų ar asmeninių rekomendacijų. Bet kokia informacija susijusi su ankstesniais investicijų rezultatais nebūtinai garantuoja būsimus rezultatus. Admiral Markets neatsako už bet kokius jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius patirtus dėl bet kokio investavimo pagrįsto šiame turinyje pateikta informacija. Ir informacija nėra skirta JAV, Belgijos ar bet kurios konkrečios šalies gyventojams ir nėra skirta platinti ar naudoti bet kokiems asmenims bet kurioje šalyje ir jurisdikcijoje, jei toks platinimas ar naudojimas prieštarautų vietos įstatymams ar kitiems teisės aktams. Taip pat norėjau dar paminėti, kad Admirals siekia būtent suteikti išmanius finansinius atsakymus jums. Ir jau nuo 2001 metų mes jums įsipareigojame savo klientams būtent tiekti edukacinį turinį ir kuo labiau, kiek tik įmanoma, pagelbėti jūsų finansinėse kelionėse, sudarydami patrauklias sąlygas, taip pat kartu su išskirtinė prekybos ir investavimo ekosistema. Ir taip pat siūlome prekiauti ir investuoti į daugiau kaip 8000 rinkų, tai pradedant nuo Forex, valiutų porų, indeksų, akcijų ir baigiant skaitmeninėmis valiutomis, apie kurias taip pat ir šiandien pakalbėsime. Ir turbūt kyla klausimas, kodėl Admirals, kodėl iš tikrųjų galbūt vertėtų su mumis bendradarbiauti. Tai pirmas dalykas būtų mūsų produktų spektras, kadangi siūlome daugiau kaip 4500 prekybos priemonių iš 15 didžiausių biržų, tad tikime, kad iš tikrųjų bus iš ko pasirinkti kiekvienam pagal savo lūkesčius. Taip pat siūlome mokymus, seminarus internetu, tad ačiū, kad prisijungėte dar kartą. Ir iš tikrųjų siekime kuo labiau lavinti būtent tą finansinį raštingumą, kuris yra labai labai svarbus. Ir galiausiai kainodara. Tai galite investuoti vos nuo 2 JAV centų dolerio už akciją ir JAV akcijas vienas nemokamas sandoris per dieną. Ir taip pat siūlome investuoti į akcijas ir fondus su Admirals ir taip pat niekada nepraleisti rinkos judėjimų. Ir taip pat mūsų naujiena būtent galimybė dabar jau diversifikuoti savo portfelį su Admirals dalinėmis akcijomis ir investuoti į akcijas vos nuo 1 euro nepriklausomai nuo jų kainos. Na ir galiausiai galime pradėti būtent apie šiandienos temą blockchain technologiją arba jeigu lietuviškai blokų grandinę. Tad šiandien mes aptarsim būtent, kas tai yra per technologiją, taip pat kuo ši technologija yra susijusi su kriptovaliutomis, kaip investuoti į blockchain technologiją, taip pat blockchain technologija su Admirals ir kaip naudotis pažangia MetaTrader 5 platforma. Ir pradėsime nuo tokio labai rimto klausimo, kasgi yra ta blockchain technologija.
Tad iš esmės blockchain technologija nėra kažkoks iš naujos ar mokslui vis dar nežinomas dalykas. Iš tikrųjų, pačią blokų grandinės veikimo esmę sudaro būtent įvairių įrankių, technologijų ir principų derinys. Ir šis derinys, sujungtas tam tikrų būdų, sudaro saugę paskirstyto duomenų saugojimo struktūrą. Ir iš tikrųjų skamba pakankamai sudėtingai, tačiau blokų grandinę galime įsivaizduoti kaip būtent didžiulę, labai ilgą buhalterinę knygą, kurioje būtų surašomos sandorių šalių būtent finansinės operacijos ir visa tokie būtent duomenys. Ir ši knyga, arba duomenų bazė, nuolat auga ir vis didėja jos puslapių skaičius. Ir tą puslapį galime vadinti bloku. Ir blokas būtent yra kaip ir puslapis, jo negalima bet kur dėti, jis turi būti sunumeruotas ir iš tikrųjų, jau kalbant apie blockchain technologiją, blokai yra susieti būtent kriptografijos mokslų sukurtais užraktais ir tų blokų būtent sistema yra labai stipri ir negalima keitalioti kažkaip duomenų ar perskirstyti. Ir būtent tai sudaro tokią nenutrūkstamą blokų grandinę, kurioje būtent visi įrašai yra vieši ir patikrinami. Tad bet koks vartotojas gali pamatyti visą šį tokį registrą ir matyti operacijas ir sandorius, kokie vyko. Ir kadangi nėra kažkokios bendros būstinės, informacija iš tikrųjų yra nulaužti žymiai sunkiau, kadangi ji yra talpinama milijonuose kompiuterių ir nulaužti tuos visus kompiuterius yra praktiškai, netgi teoriškai sunku būtų sugalvoti, kaip tai reikėtų padaryti. Ir tam, kad būtent būtų sudaroma blokų grandinė, turi būti pasitelkiamas tokios 3 kaip pagrindinės technologijos. Ir tai būtų privataus rakto kriptografija, tai galime sakyti jūsų kaip skaitmeninis parašas, taip pat paskirstymo tinklas su bendra knyga, tai ta mūsų knyga, ir taip pat paskata palaikyti tinklo operacijas, įrašų tvarkymą ir saugumą, kad vartotojai būtent ir vartotojų kompiuteriai tikrintų visą tą informaciją ir kad ji būtų pakankamai teisinga ir skaidri. Ir būtent blokų grandinės technologija kartu su kriptovaliutomis atsiradusiomis sulaukė būtent pripažinimo dėl šios savybės, kad pati sistema yra decentralizuota, kad ji yra skaidri ir iš tikrųjų to tradicinė sistema, kuri jau dominavo pasaulyje daugelį metų, to negalėjo suteikti. Tad galime daugiau pakalbėti apie charakteristikas blockchain technologijos. Dabar išskyriau 3 pagrindines ir turbūt viena iš svarbiausių būtų decentralizavimas. Tad, kaip ir minėjau, dauguma tradicinių mokėjimo formų yra centralizuotos. Tad, pavyzdžiui, jeigu jūs norite kam nors sumokėti, tai vis tiek reikia susisiekti su banku ir tik per šią trečiosios šalies instituciją būtent eina jūsų pinigai. Ir nors ir tokia sistema iš tikrųjų jau yra ilgalaikė ir laiko patikrinta, ji turi kelis trūkumus. Kaip pavyzdžiui tai, kad jūsų visi asmeniniai duomenys yra laikomi vienoje vietoje. Ir jie tampa iš tikrųjų pažeidžiami visiems žmonėms, kurie nori nulaužti jūsų duomenis, kas iš tikrųjų yra pakankamai opi problema. Taip pat yra galimybė, kad tas centralizuotas subjektas, tarkime bankas, užsidaro ar tampa korumpuotu ir iš tikrųjų niekas neturi tada prieigos prie jo informacijos. Ir taip pat kylanti pasitikėjimo ir skaidrumo problema.
Ir tuo metu, kaip tik decentralizuotoje sistemoje, kaip pavyzdžiui sukurtoje naudojant blockchain technologiją, vyrauja nepriklausomybė nuo trečiosios šalies poreikių. Ir tiesa, be jokių reglamentų, be jokių taisyklių, sistema turbūt jokia negalėtų egzistuoti, todėl blockchain atveju yra būtent pasitelkiamas kaip alternatyva būtent nepriklausomas tinklas ir tai yra būtent milijonų kompiuterių tinklas, dar vadinamas node arba mazgas, kuris kriptografijos būtent principų patikrina visus sandorius ir juos arba patvirtina, arba atmeta ir būtent kiekvieną tokį pavedimą registruoja blokų grandinės mūsų minėtoje jau knygoje. Ir kadangi visiškai kiekvienas vartotojas, kuris naudoja platformą, turi prieigą prie šio registro kopijos, yra minimizuojama sukčiavimo tikimybė ir maksimizuojamas būtent saugumas, kas yra iš tikrųjų labai labai svarbus aspektas. Ir tokiu būdu pavedimai būtent vyksta labai greitai, saugiai ir negrįžtamai. Ir šis nekintamumas yra dar viena atrama, į kurią remiasi būtent pati technologija. Tai visų pirma, jau bendram kompiuterių tinklui patvirtinus arba atmetus, tarkim, kriptovaliutos transakciją, yra ypatingai sudėtinga anuliuoti arba pakeisti pačią informaciją, kadangi ji jau yra pridedama į bendrą blokų registrą. Ir kadangi šis registras yra visiems prieinamas, jis yra viešas, jeigu įsilaužėlis nori anuliuoti informaciją arba ją pakeisti, jam vėlgi reikia nulaužti milijonų kompiuterių sistemas, kas vėlgi yra labai neįmanoma iš tiesų. Turėtų būti pati mokslo sritis žymiai labiau pažengusi, kad būtų įmanoma tai padaryti. Ir tam taip pat reiktų labai 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 galingo kompiuterio. Ir taip pat svarbu paminėti, kad blokų grandinėje žodis grandinė yra nebereikalo, kadangi kiekviename naujame bloke atsispindi senojo arba praeito bloko informacija, todėl, jeigu irgi norima pakenkti duomenims, reiktų būtent nulaužti ir visą sistemą, ir senesnius duomenis, kas irgi reikalauja milžiniškos kompiuterio galios. Ir galiausiai turime skaidrumą, kas yra turbūt tokia įdomiausia blockchain technologijos savybė, kadangi pati technologija siūlo aukšto skaidrumo ir taip pat privatumo galimybės būtent tuo pačiu metu. Ir nors ir, pavyzdžiui, Bitcoin sandoriai yra dokumentuojami viešame registre, asmens tapatybė nėra tiesiogiai, nėra visiškai atskleidžiama ir pati privati informacija nėra naudojama netgi atliekant pavedimą, kaip tarkime mūsų atveju, naudojantis banku, tai reikia asmeninių duomenų. Ir vietoj to yra pasitelkiami kriptografijos technologija užšifruoti raktai. Toks ir atsiprašau, ne tik raktai, bet ir tokie kaip unikalūs adresai, galbūt lengviau tai būtų pasakyti. Ir kodai ir būtent į bendrą registrą yra suvedama tik tai pervedimo kiekis, taip pat mūsų viešasis raktas ir būtent patys adresas, kam mes siunčiame. Dar viešąjį ir privatų raktą galime paprasčiau prilyginti. Tarkime, viešasis raktas gali būti jūsų sąskaitos numeris. Tai yra, šį numerį gali žinoti ir kitų žmonių, nebus nieko blogo, tad viskas su to yra gerai. Tačiau jūs turite taip pat ir privatų raktą, kurį galima prilyginti jau PIN kodui. Tad jį yra labai labai svarbu saugoti, kaip ir tradicinėje sistemoje, o netgi galbūt dar labiau blockchain technologijoje. Ir būtent vienas ir pirmųjų ir
geriausių pavyzdžių, kaip tokia technologija buvo pritaikyta praktiškai, būtų kriptovaliutos. Arba būtent kalbant Bitcoin arba Ethereum. Tad galime dabar irgi padiskutuoti, būtent kaip siejasi ši technologija ir ką ji leidžia, kaip ji prisidėjo prie kriptovaliutos sukūrimo. Tad daugelis žino Bitcoin kriptovaliutą, kuri 2008 metais buvo sukurta anonimo Satoshi Nakamoto. Ir kadangi Bitcoinas remiasi blokų grandinės technologija, dėl to kriptovaliuta gali būti decentralizuota ir nekontroliuojama jokios centrinės valdžios. Ir būtent to alternatyvai Bitcoino tinklas pasitelkė kasėjus, angliškai vadinamais miners, ir šie būtent kasėjai, jų specialūs kompiuteriai apdoroja visas naujas transakcijas ir jie taip pat turi išspręsti sudėtingas matematinės problemas, kad patvirtintų sandorius ir įtrauktų juos į blokų grandinę. Ir toks susitarimo mechanizmas užtikrina, kad visi dalyviai sutarė dėl pagrindinės pačios knygos įrašų būsenos ir taip tiesiog yra užtikrinamas dar labiau saugumas. Tad imant paprasčiausią pavyzdį, jūs norite savo draugui Dariui išsiųsti 1 bitkoiną. Ir tam mes turime pasitelkti savo Bitcoin piniginę, tai tokį skaitmeninį įrankį transakcijoms atlikti ir sukuriame pavedimą, į kurį yra įtraukiamas, žinoma, Bitcoino kiekis, taip pat jūsų draugo piniginės adresas, kur siųsti ir taip pat jūsų skaitmeninis parašas, patvirtinantis, kad tikrai jūs ir ne kas kitas norite būtent pervesti tą bitkoiną. Ir tuomet, patvirtinus tą, kaip čia pasakius, pateikus prašymą transakcijai atlikti, iš jūsų bitcoin piniginės yra būtent siunčiamas šis prašymas į bendrą kompiuterių tinklą ir tada yra tikrinama, ar iš tikrųjų jūs turite bent 1 bitkoiną, ar pati transakcija yra teisinga, ar nėra dvigubo leidimo, kada nespėja tiesiog sistema suveikti ir tada tiesiog konkuruojama tarp tų pačių kasėjų, sprendžiant tą matematinę mįslę ir tas pirmasis, to pirmojo kompiuteris, kuris būtent gaus teisingą atsakymą, jo blokų grandinės versija ir bus patalpinama. Taip pat tą Bitcoin jūsų transakcijos prašymą siuntimą į kompiuterių tinklą dar galima prilyginti, lyg neštumėt laišką į pašto dėžutę. Tai tarkime, jūs įmetat tą pašto dėžutę, o tie kasėjai, kaip koks paštininkas, surenka būtent neišsiųstus laiškus ir tada tikrina visą informaciją. Ir galiausiai, kada yra sukuriamas naujas blokas, patvirtinus tą matematinę mįslę, jis yra prijungiamas prie pagrindinės grandinės ir pati informacija tampa vieša kiekvienam kompiuteriui tinkle. Ir to pačiu jūsų draugas Darius gali pamatyti, kad jis gavo 1 bitkoiną. Tai apie būtent tokią Bitcoin sąsają su blockchain technologija būtų tiek. Taip pat turime irgi įdomią kriptovaliutą Ethereum. Tai po Bitcoino populiarumo ir sėkmės iš tikrųjų labai daug bendrovių pradėjo plėtoti ir kurti blockchain platformas, būtent kurios būtų alternatyvios Bitcoin kriptovaliutai ir kurios būtų lengviau pritaikomos realiame gyvenime, realiame pasaulyje. Ir antra pagal žinomumą skaitmeninė valiuta po Bitcoino yra Ethereum, kuri yra taip pat pagrįsta blokų grandinės technologija. Ir Ethereum
būtent blokų grandinė yra vieša, kaip ir Bitcoino, tik tai suteikia daugiau galimybių. Galime įsivaizduoti Ethereum kaip visą platformą, kurioje galime kurti netgi savo decentralizuotas programas, ar netgi galime kurti kitas kriptovaliutas, ir tai yra labiau kaip žaidimų aikštelė, kai iš tikrųjų Bitcoin yra labiau kaip didžiulis registras. Ir taip pat galbūt skirtumas toks nuo Bitcoino būtų tai, kad čia Ethereum nėra būtent finansinių operacijų registro, čia yra būtent tokios išmaniosios sutartys, angliškai smart contracts, tai jų būdu yra patvirtinamas būtent saugumas. Ir šis principas pačią technologiją paverčia būtent efektyvesnė, lankstesnė, tačiau yra pastebima, kad yra susiduriama su saugumo bei augimo būtent problemomis. Ir taip pat norėjau Jums papasakoti apie blockchain piniginę, kadangi jau kelis kartus buvau užsiminusi ir iš tikrųjų svarbu apie ją žinoti. Tai blockchain piniginė yra ne kas kita kaip programinė įranga, leidžianti vartotojams pirkti, parduoti ir stebėti savo balansus būtent skaitmeninė valiuta. Ir svarbu pažymėti, kad Bitcoin piniginėje nėra saugomos jūsų kriptovaliutos, ten tiesiog yra saugomas visų jūsų operacijų ir taip pat jūsų viešų ir privačių raktų būtent įrašai. Ir jas blockchain, blokų grandinė saugo. Ir yra keletas iš tikrųjų rūšių pačių būtent piniginių, tai kai kurios būna aparatinės blokų grandinės, būtent piniginės, tai pavyzdžiui USB būtent įrenginiai, arba kai kurios būna ir programinės ir skaitmeninės. Todėl iš tikrųjų pati piniginė gali veikti ir kaip saugykla, ir būtent iš jos galime taip pat siūsti kriptovaliutas, gauti jas, valdyti, ir taip pat tai suteikia papildomą saugumą. Ir iš tiesų pati blockchain technologija yra milžiniška industrija ir ją tiesiog supa verslas, kuris investuoja į šią technologiją ir siekia kurti naujas inovacijas būtent remiantis šiuo principu. Ir yra iš tikrųjų keletas blockchain akcijų, kurios išsiskiria iš kitų, tačiau prieš tai dar reiktų aptarti, pasižiūrėti, ką yra būtina žinoti prieš norint investuoti į blockchain akcijas. Tad pirmiausias turbūt dalykas yra tai, kad investavimas į pačią blokų grandinės technologiją per akcijas gali būti būdas būtent pasinaudoti blockchain technologijos augimu, neinvestuojant tiesiogiai į kriptovaliutas, kas iš tikrųjų yra pravartu. Ir galima apsvarstyti kelis būtent žingsnius, kurie galėtų padėti pradėti galbūt šią kelionę ar netgi ją tobulinti. Tai pirmas ir svarbiausias dalykas yra edukacija. Tai sveikinu visus, kas prisijungiate, nes tai jau darote jūs šiuo metu. Ir iš tikrųjų yra labai svarbu prieš investuojant išmokti apie blokų grandinę, žinoti, kaip ji tiksliai veikia ir jos būtent įvairias taikymo sritis. Tad galbūt ne vien finansų sektorių, bet iš tikrųjų už kriptovaliutų ribų, kaip pavyzdžiui tiekimo grandinės, sveikatos priežiūros sritys ir būtent kiti labai įdomus dalykai, tai iš tikrųjų verta ir svarbu pasidomėti. Taip pat yra labai svarbu ištyrinėti būtent kokios įmonės yra viešai prekiaujamos ir būtent aktyviai dalyvauja pačioje blokų grandinės technologijoje ar siūlo su šia technologija susijusias paslaugas. Taip pat yra svarbu įvertinti finansus ir išanalizuoti įmonės finansinę sveikatą bei pasitelkti įvairius rodiklius, kaip pavyzdžiui pelningumas, pajamos, skolos ir kiti indikatoriai, kurie iš tikrųjų padėtų matyti gilesnį tokį vaizdą. Ir taip pat turime rizikos valdymą.
kas yra turbūt neatsiejama dalis nuo investavimo ar prekiavimo sferų ir visada būkite informuoti, kad iš tikrųjų tai yra rizikinga investuoti į tokias akcijas, kadangi jų kainos yra labai smarkiai kintančios ir nepastovios ir iš tikrųjų tai gali dažnai reikšti galbūt vienoje pusėje milžinišką pelną, bet iš kitos pusės tai gali reikšti labai labai skaudų nuostolį, todėl būtinai atsižvelkite į riziką, nes šioje srityje ji tikrai egzistuoja ir yra nemenka. Ir taip pat stebėkite savo investicijas, prižiūrėkite savo investicijų portfelį ir būtent kreipkite dėmesį į akcijų rinkų pokyčius, į blockchain technologijos naujienas ir tiesiog domėkitės kuo daugiau, nes tai iš tikrųjų labai gali padėti ir praplėsti vaizdą. Ir dabar kaip ir išskyriau pagrindinės tokias blokų grandinės bendrovės, kurios yra iš tikrųjų pažangios ir vertos galbūt dėmesio, susipažinti tikrai reikėtų. Tad turime Mastercard, Amazon, Nvidia, IBM ir Riot Blockchain. Tai tokios 5 galiūnės bendrovės, kurios iš tikrųjų blokų grandinės technologiją pasitelkia skirtingai. Kai kurios, pavyzdžiui, siūlo savo klientams blokų grandinės paslaugas, kiti orientuojasi į naujų produktų gaminimą ir kai kurios netgi į kriptovaliutas. Tai iš tikrųjų labai skirtingai. Ir nors labai daug girdime apie blokų grandinę, iš tikrųjų ši technologija dar yra kūdikystėje ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes tai gali būti galimybė pasinaudoti būtent prognozuojamu ilgalaikiu augimu šios technologijos, tad tikrai verta atkreipti dėmesį. Tad galime pradėti nuo Mastercard, tai yra, turbūt kiekvienam žinoma, pasaulinė mokėjimų ir technologijų bendrovė, kuri nuolat patenka tarp 10 didžiausių blokų grandinių patentų turėtojų pasaulyje ir iš tikrųjų kai kurių analitikų yra laikoma kaip viena iš perspektyviausių, galbūt ar vertos analizės įmonių. Ir taip pat galime matyti, kad nuo 2008 iki 2021 metų galime matyti nuolatinį tą patį augimą ir kuriam irgi įtaką turėjo būtent blokų grandinės technologija. Taip pat turime Amazon, taip pat niekam turbūt nesvetima kompanija ir tai yra būtent bendrovė, kuri ne tik valdo didžiausią pasaulyje būtent elektroninės prekybos platformą, bet ir pirmauja cloud kompiuterijos paslaugų srityje. Ir iš tikrųjų yra pakankamai įdomu stebėti tai, kad tai leidžia vartotojams būtent kurti ir valdyti savo blokų grandinės mechanizmus. Tai Amazon pradėjo būtent tokią būtent padalinį ir iš tikrųjų matosi ir finansinėse rodikliuose, kad taip pat augimas buvo pakankamai aukštas. Ir trečioji kompanija būtų Nvidia Corporation, tai irgi turbūt daugumai girdėta, tačiau galbūt nedaugelis žino, kad Nvidia kuria būtent grafinius procesorius, kurie yra plačiai naudojami kriptovaliutos kasybų pramonėje ir taip pat įvairių žaidimų, autonominio vairavimo srityse. Todėl ši kompanija yra tikrai viena svarbiausių blokų grandinės akcijų, kurias iš tikrųjų verta stebėti. Taip pat turime IBM Corporation, tai buvo kadaise technologijų sektoriaus numylėtinis, tačiau pastaraisiais metais pradėjo būtent smukti įmonės pati veikla ir iš tikrųjų įmonė pati labai stengiasi atrasti save, surasti naują tikslingą kryptį ir jis sutelkė būtent dėmesį į blokų grandinės paslaugas ir būtent nuo 2017 metų pakeitė būtent netgi vardą į IBM Blockchain.
Ir šiuo metu bendrovė valdo daugiau kaip 500 blokų grandinės projektų įvairioms bendrovėms ir iš tikrųjų tai yra viena iš akcijų, kuri galbūt gali duoti ir kokios nors naudos. Ir taip pat turime Ride Blockchain, tai yra bitkoinų kasybos bendrovė, kuri remia būtent bitkoinų blokų grandinę, vykdydama didelio masto, kasybos operacijas Jungtinėse valstybėse. Ir iš tikrųjų ši kompanija dabar sulaukia labai daug dėmesio, kadangi ji kuria technologiją, kuri padeda žymiai sparčiau ir efektyviau kasti, tarkime, atlikti pačias kasybos operacijas, kas iš tikrųjų yra labai konkurencinga ir įdomu, tad verta irgi sekti naujienas, pažiūrėti, kas čia gali būti su tuo ir ateityje. Ir kadangi pati kompanija turėjo tokią įvairią praeitį ir galime sakyti, blokų grandinės dėka pati save naujai išrado, tad tai galime labai matyti ir pačiose finansinėse rodikliuose ir kaip jos kaina vienu metu labai šoktelėjo ir būtent yra laikoma, kad tai yra blokų grandinės technologijos pasekmė. Tad taip pat, jau einant į pabaigą, norėčiau pakalbėti apie blockchain technologiją ir Admirals. Tai iš tikrųjų yra keletas priežasčių, kodėl būtų verta apsvarstyti, prekiauti ar investuoti kartu su mumis ir būtent investuoti į blockchain technologiją. Tai pirmiausia yra, kad tai būtų prekyba su patyrusia ir puikiai kontroliuojama įmonė, kadangi mus kontroliuoja Kipro vertybinių popierių ir biržų komisija. Taip pat, kad mes teikiame greičiausią ir populiariausią prekybos programinę įrangą, tai kaip pavyzdžiui MetaTrader, kuri yra skirta įvairioms platformoms. Taip pat mūsų siūloma Invest MT5 sąskaita, kurios minimalus depozitas yra tik 1 euras ir galite pradėti investuoti vos nuo 1 cento JAV dolerio už akciją. Ir taip pat minimalus sandorio mokestis yra tik 1 JAV doleris už JAV akcijas. Ir taip pat išskirtinė prieiga prie Premium Analytics portalo, kuriame iš tikrųjų rasite aktualias rinkos naujienas ir techninės įžvalgas, nuotaikas ir iš tikrųjų labai naudinga įrankį, kuris gali jums smarkiai pasitarnauti jūsų finansinėje kelionėje. Ir taip pat kviečiu, jeigu domina, jeigu norite pasibandyti su blokų grandinės akcijomis ar bet kuriomis kitomis, kurios jūs domina, labai rekomenduoju atsisiųsti mūsų demonstracinę sąskaitą, kuri iš tikrųjų duoda galimybę prekiauti realiomis rinkos sąlygomis, tačiau be jokios rizikos, kadangi prekiaujame virtualiomis lėšomis ir tai yra vienas turbūt geriausių atspirties taškų būtent pradedantiesiems, tad jūsų patogumai į pokalbio langelį atsiųsiu būtent nuorodą, kurią galite būtent užsiregistruoti ir prisijungti ir pradėti po truputėlį domėtis, nes iš tikrųjų tai duoda daugiau praktinės patirties, kas iš tikrųjų yra labai labai svarbu. Taip pat, kalbant apie praktiką, mes rugsėjo 20 dieną ir rugsėjo 27 dieną turėsime realius seminarus, būtent pradedantiesiems, ir mūsų specialistai jums parodys ir papasakos, kaip iš tikrųjų pradėti tą prekiautojo ar investuotojo kelią ir iš tikrųjų kviečiame pasižiūrėti mūsų puslapyje ir užsiregistruoti, tikrai pažadam, kad bus naudinga. Ir taip pat nepraleiskite svarbiausių naujienų, sekite mus Facebook, taip pat dalinamės ten dažnai įvairiais straipsniais, kurie tikrai yra apie pakankamai skirtingą platų spektrą būtent ar naujienų, ar finansinių instrumentų, kas iš tikrųjų labai yra gerai finansiniai būtent edukacijai. Ir taip pat YouTube, kur galite rasti mūsų visus seminarus internetu ir papildomą tiesiog turinį, kurį galite žiūrėti jums patogiu laiku. Ir taip pat
Skatinu susisiekti su mumis, jeigu kyla kokių nors klausimų, ar tiesiog norite pradėti bendradarbiauti su mumis, tad būtinai susisiekite su mumis ir visada mes sieksime jums padėti ir kuo labiau pasitarnauti. Tai būtų su manimi šiandien tiek. Labai dėkoju už jūsų dėmesį ir kad prisijungėte šį lietingą ketvirtadienio vakarą. Ir labai linkiu visiems sėkmės. Ir taip pat, jeigu kokių turite klausimų, tai irgi labai lauksiu. Ir jeigu nėra, tuomet labai noriu palinkėti visiems gražios dienos ir sėkmingos turbūt priekybos ir finansinio raštingumo tobulumo link. Ir tada viso gero.